kiaulės skerdenos pusės šoninės išpjaustymas. Tikslas – atlikti kiaulės skerdenos pusės vidurinės dalies šoninės išpjaustymą mėsos gaminių bei pusgaminių gamybai. Siekiniai – žinoti vidurinės dalies kaulus ir išpjaustymo veiksmų eiliškumą. Pasirinkti ir pasiruošti darbo įrankius ir saugaus darbo priemonės. Kokybiškai išpjaustyti kiaulių skerdenų šoninę. Išvardinti produktus gautus išpjausčius kiaulių skerdenų šoninę. Laikyti saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Išpjaustymo peiliai. Šonkaulių ištraukimo įrankiai. Peilių ašmenų suvedimo įrankis. Elektrinis galastuvas. Apsaugos priemonės. Metalinė penkiapirštė pirštinė. Metalinis tinklelis prijuostė. Žaliava kiaulių skerdenų šoninė dalis. Skiriama dešinė ir kairė skerdenos pusės. Kiaulių skerdenų kairės ir dešinės pusių šoninės išpjaustymas tuo pačiu būdu. Iškaulinus šoninę rezultatas turi būti tas pats, nesvarbu ar kaulinama dešinė ar kairė šoninė. Kiaulės skerdenos šoninė dalis paruošiama išpjaustymui. Nuskutami šonkaulių galai. Nuskutami šonkauliai. Šoninė laužiama per tą vietą, kur šonkaulių galai pereina į kremzles. Šonkaulių traukimo įrankių šonkauliai galutinai atskiriami nuo mėsos. Įpjaunamas raumeninis audinys, dengiantis šoninės kremzles. Atsargiai, nepažeidžiant šoninės dalies, išpjaunamos kremzlės. Nupjaunama šoninės kraštas ir nelygus šoninės galas. Šoniniai suteikiama stačiakampio forma.
Atlikus kiaulės skerdenos pusę šoninės išpjaustymo gaunama iškaulinta šoninė, šoninės nuopjovos, čia šonkaulių kremzlės, šonkauliai.